Jaunimas 20 metų klausimas, ką jisai įsivaizduoja ir kas yra tas geras darbas ir solidus darbas, už kurį solidžiai gali gauti pinigus. Kad gauti solidų atlyginimą, tu turi tikrai būti ne 20-metis, bent jau mano supratimu. Galbūt ir 20-metis, jeigu tu esi kažkokios tai specialybės profesionalas, bet būkim realistais, kad įgytum įgūdžių, už kuriuos tu galėtum gauti didelį atlyginimą, tikrai turi praeiti ne metai ir ne 2. Aišku, jeigu tenais, kaip pavyzdys, nuo 12 metų pradėjai fotografuoti ar filmuoti, kad ir sportininkai, imkim tie patys, jie jau 20 metų, jau tikrai bus profesionalai. Bet tie, kurie tiesiog kažkokius tai pomėgius bendrus turėjo, niekur nepasiekė, ar tai sporte, ar dar kažkokių tai aukštumų, ir kurie baigė mokyklas, įstoja po to universitetus, kolegijas ir taip toliau, tikrai jiem reikės minimum 5-4 metų, kad įgytų kažkokios tai profesionalaus darbo patirties.